Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Ronas Galela yra amerikietis fotografas, laikomas paparacių tėvu. Jis vadinamas vienu prieštaringiausių visų laikų paparacių, kadangi dėl savo įkyrumo buvo susipykęs su daugeliu žvaigždžių. 1973 m. birželį jis perpildė filmo Krikštatėvis žvaigždės Marlono Brando kantrybės taurę. Aktorius nesusivaldė ir smogė Ronui taip stipriai, jog sulaužė jo žandikaulį ir išmušė 5 dantis. Tačiau Ronas buvo užsispyręs ir atkaklus žmogus. Dar tą patį vakarą jis grįžo dirbti savo darbo – fotografuoti vakarėlyje besilinksminusias įžymybės. Negana to, Ronas nepaliko ramybėje Brando. Įsigydęs, jis vėl grįžo fotografuoti aktoriaus, tačiau šį kartą buvo pasiruošęs. Dėvėjo amerikietiškojo futbolo šalmą, kad bent jau galvos sritis išliktų sveika. Ačiū žiūrėjusiems! Visus laidos neįtikėtini faktai reportažus galite rasti internetinėje televizijoje Be Tabu TV. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook puslapyje.